Ir štai mes jau turėsim naują žvalgybos įstatymą, pagal kurį žvalgybos pareigūnai turės teisę be teismo sankcijos vykdyti asmens stebėjimą, sekimą ir taip toliau. Šitas įstatymas praėjo be jokio rimtesnio pasipriešinimo. Tyloje, va šitam LRT visame triukšme, įtampoje, jisai buvo visai sėkmingai priimtas. Labadiena, tarpušventis, o Seimo sesijoje pertrauka, tai tarpušventyje ir vaizdas, iš kurio aš nuolat filmuoju Seimo savaitės plenarinio posėdžio apžvalgas, yra kitoks. Ir apranga kitokia tarpušvenčio, bet vis tiek pristatysiu tai, kas buvo praeitą antradienį, nes mano supratimu tai yra svarbu. Jau turbūt girdėjote iš žiniasklaidos, kad Nida Grunskienė patvirtinta prokurorė generalinė antrai kadencijai, tai buvo pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Aš buvau, mane skyrė balsų skaičiavimo komisijos pirmininku ir suskaičiavus balsus pamatėme, kad Nida Grunskienė tapo generalinė prokurorė vienu balsu daugiau už negu prieš ir susilaikė. Dar kartą perskaičiavom balsus, paprašiau, kad tai būtų atlikta, nes vieno balso persvara iš tiesų yra menka ir reikia žinoti, ar nebuvo suklysta. Ir iš tiesų buvom suklydę. Gavosi 2 balsai už daugiau negu prieš ir susilaikė. Tai štai generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrą kadenciją buvo patvirtinta Seimo eiti į generalinio prokuroro pareigas, nepaisant to, kad buvo ir čekučių skandalai, jį lankėsi Seime ir dėl Bartoševičiaus bylos, jeigu atsimenat, prieš konservatorių partijos, jisai nebuvo narys, bet jos kandidatas į Seimą ir taip toliau. Tai Nida Grunskienė iš tiesų dažnai varstė Seimo duris, prašydama politikų vieno ar kito teisinės neliečiamybės atėmimo, bet balsai pasiskirstė štai taip, kad Nida Grunskienė gavo ir antrą kadenciją. O kokius pagrindinius įstatymus Seimas priėmė šį antradienį, tai iš tiesų buvo visa eilė priėmimų. Kitaip tariant, mes jau buvom jos apsvarstę, jau buvo pateikimo stadija, praėjo ir likus tik tai 3 paskutinė stadija ir tikrai didelė dalis įstatymų, apie kuriuos kalbėjau rudenį, buvo priimti. Galėsiu paminėti pačius svarbiausius vienu sakiniu, bet pats svarbiausias įstatymas, kuris buvo kertinis šią rudens sesiją, tai buvo fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas arba fiskalinės drausmės tai vadinamas įstatymas. Be šito įstatymo nebūtų buvę galima vykdyti biudžeto, nes šis įstatymas, jau kaip aš minėjau, leido didesnius skolinius limitus. Valstybė iš tiesų skolinsis mūsų dideliais tempais, tiek kitais metais, tiek dar kitais metais. Ir be šito įstatymo to padaryti nebuvo galima. Ir šiam įstatymui, jau aš esu minėjęs, buvo būtina 86 Seimo narių dauguma. Kitaip tariant, paprastosios daugumos neužtenka, o valdančioji dauguma tokio balsų skaičiaus neturi. Tam buvo būtinas opozicijos dalyvavimas. Ir štai čia mano spėjimai visiškai pasitvirtino. Aš tą sakiau jums prieš savaitę, kalbėjau ne vienoje laidoje, nuo lapkričio net pabaigos minėjau šį aspektą ir taip ir atsitiko, kaip aš maniau. Tai yra LRT įstatymo pataisos, kurios buvo pasiūlytos dėl LRT vadovės, jos pakeitimo, jos tapo įrankiu vadoviai kalbėti apie tai, kad vyksta politinis persekiojimas, o opozicijai galimybė atsitraukti ir nepalaikyti šio įstatymo. Šio įstatymo nepalaikymas, kaip jau minėjau, neleistų vykdyti patvirtinto biudžeto kitais metais. Reikėtų vykdyti šių metų, pagal įstatymą, tai vadinama 1/12, kiek kas mėnesį reikėtų išleisti tiek, kiek išleista buvo šiais metais, o kitų metų išlaidos yra žymiai didesnės. Ir štai iš pat ryto, kai tik antradienį buvo pradėta svarstyti įstatymai, Mindaugas Lingė, atstovaudamas konservatorius, atsistojo ir pasakė, taip, mes neketiname toliau dalyvauti, nepasitikime, kad dėl LRT pataisų bus atsitraukta, todėl prašome pertraukos iki vakarinio posėdžio, tai yra popietinio to vadinamojo posėdžio, tol, kol nebus susirinkus valdyba ir nebus nuspręsta dėl LRT pataisų. Norim frakcijos vardu paprašyti pertraukos šiam klausimui iki kito posėdžio ir pagrindinis motyvas būtų, kadangi, suprantame visi, kad šis klausimas yra vienas svarbiausių, kodėl turbūt ir valdančiai daugumai
reikia opozicijos įsitraukimo ir dalyvavimo. Praėjusią savaitę vykęs procesas buvo sustabdytas tik dėl žmogiško faktoriaus. Ir mes neturime to tikro užtikrinimo, kad procesas vyks taip, kaip ir yra žadama realizuoti, sukurti. Valdyba ketina rinktis pertraukos metu ir apsispręsti dėl tos darbo grupės įkūrimo, dėl nacionalinio transliuotojo pataisų svarstymo, tobulinimo, pildymo. Tai būtų labai gerai, kad matydami valdybos valią, susirinkę į popietinį posėdį, jau opozicija galėtų pilnavertiškai dalyvauti ir spręsti ir dalyvauti taip pat ir šio klausimo sprendime, kaip ir kitose likusiuose klausimuose ir užbaigiant sesiją. Bet kol to dar nematome, kol tos valios neturime realizuotos, tai šiam klausimui prašom pertraukos iki kito posėdžio. Vėliau visa opozicija sugrįžo į popietinį posėdį, vadinasi, Seimo valdyboje buvo puikiausiai viskas sutarta. Kokias darau iš to išvadas? Išvadas jau sakiau, kad apskritai buvo klaidinga pristatyti tas LRT pataisas. Antra išvada, kad neturėsim jokių realių pokyčių dėl to, kad opozicija valdo realiai socialdemokratus šitų pataisų aspektų. Socialdemokratai atsitraukė ir pasiūlymas, kuris buvo Remigijaus Žemaitaičio LRT pataisų dar lapkričio vidury į pabaigą dėl LRT vadovės pakeitimo, buvo klaida, kuri leido apskritai nieko nepadaryti dėl LRT vadovės ir dabar jau netgi ir audito klausimą kelti bus ganėtinai keblu, nes konservatoriai su socialdemokratais yra susitarę dėl LRT vadovybės, turės bent jau susitarti dėl kas bus vadovas naujas, jeigu norės keisti Moniką Garbačiauskaitę Budrienę, o gal net ją ir paliks, sutarę su Garbačiauskaitė Budrienė, kad kažkiek bus pakoreguotas LRT tinklelis arba LRT vaizdavimas vienu ar kitų politikų, bet tikrai daugiau tiesos, mažiau melo, mažiau kontrolės, daugiau laisvo žodžio LRT mes nematysime. Tame visame jo valia, kuris buvo dar praeitą savaitę, aš siūliau, kad neįsivelti į opozicijos žaidimą, Seimui nesėdėti iki 12, 1 ar 2 valandos nakties. Aš kreipiausi net į visus Seimo narius, apibėgau prieš tai, pakalbėjau atskirai, individualiai, po to kreipiausi viešai, tai, kad leisti patiems konservatoriams pristatyti pataisas, tegu jie kalba, kad ir visą dieną ar visą naktį, mes susirinksim valandai, jau kai pataisos bus pristatytos ir dėl jų galėsim balsuoti. Visam Seimui nereikės sėdėti per naktį, nežinia kiek laiko, tai reikės tik tai susirinkti ir prabalsuoti dėl konkrečių pataisų, kurios jau pristatytos Seime. Statuto pažeidimo nebūtų buvę. Juozas Olekas, kai aš pristatinėjau, tai net neleido man iki galo pasakyti minties ir užbaigti, nors visiems kitiems opozicijos atstovams ir pozicijai leisdavo kalbėti ir jų nenutraukdavo. Kodėl? Ogi todėl, kad aš iš anksto jau pasakiau ir priminiau visiems, kad opozicija buvo pagrasinusi Olekui, kad jeigu šis pažeis kokį nors statuto straipsnį, neduok dieve, reikės kreiptis į Konstitucinį teismą ir jie atakuos patį Juozą Oleką, suprask vietoj Remigijaus Žemaitaičio. Ir Juozas Olekas išsigando to ir, kaip bebūtų keista, net posėdžių salėje neleido man užbaigti kalbėti, pristatant šias pataisas. Gerbiamas pirmininkė, visi Seimo nariai mato tikrai išradingas pataisas į 1 ar 2 straipsnius. Aš siūlau gerbiamiem konservatoriam ir mums visam Seimui bent ateityje pasvarstyti ir apsispręsti, kad skelbti balsavimo langą. Konservatoriai tikrai galėtų su liberalais pristatyti pataisas, pasakoti apie tai, o tada per balsavimo langą prabalsuoti. Dirbam toliau. Ir dar buvo keli įstatymai, kurie buvo svarbesni ir jų buvo priėmimas, mano supratimu, klaida Lietuvos vystymuisi arba tai buvo klaidingas apskritai teisinės valstybės principui įstatymų priėmimas. Buvo priimtas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimas, tai mano supratimu ten buvo klaida padaryta teisėkūroje, kalbėjau apie tai Seime. Ignas Vėgėlė nori kalbėti prieš. Prašau, kolega. Gerbiami Seimo nariai, kviečiu įsiskaityti tai, ką tvirtinsime. Mes norime dabar patvirtinti arba siekime patvirtinti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo tokio tai 59, 60 ir 95
straipsnio pakeitimų įstatymą. Dabar atsiverskit patį įstatymą, kurį mes ketiname tikslinti. Ten yra 59 straipsnio pakeitimas, 60 straipsnio pakeitimas, 95 straipsnio pakeitimas ir staiga atsiradęs 99 straipsnio pakeitimas. Kolegos, pavadinime aiškiai nusakomi 3 straipsniai, mes balsuosime dėl 4. Mano klausimas yra, kolegos, tai yra teisėkūros pagrindų įstatymas, yra Seimo statutas. Aš suprantu, kad kažkokią išimtį reikėjo skubiai padaryti kažkada, bet prieš teisės akto priėmimo stadiją įrašyti naują straipsnį, net nepakeičiant pavadinimo, vietoj 3 straipsnių padaryti 4 straipsnių pakeitimą. Na, mano supratimu, arba mes turime tada atmesti tą pasiūlymą dėl 99 straipsnio, arba mes turime, šitame įstatyme pasakyti, kad jo priėmimas akivaizdžiai prieštaraus Seimo statuto ir teisėkūros pagrindų įstatymui. Tai aš siūlau kolegos apsispręsti arba vienu arba kitu būdu. Pirmuoju apsisprendimą aš supratau, kad 99 pritarta, tai tuomet klausimas yra, kaip atrodo pats įstatymas. Jo pavadinimas netitinka tai, ką mes darome. Ir mano supratimu prieštarauja tiek Seimo statutui, tiek teisėkūros pagrindų įstatymui. Ačiū. Na, dar vienas įstatymas, kuris kėlė didžiausias rūpesčius žmogaus teisų specialistam, turėtų kelti didelius rūpesčius visam nevyriausybiniam sektoriui, bet visiškai buvo tyla, tai yra žvalgybos įstatymas, apie jį labai plačiai kalbėjau prieš keletą savaičių, rodžiau ir video, kalbėjau ir Seime apie tai, kuo šis įstatymas yra netinkamas ir negeras. Tame pačiame įstatyme sekanti eilutė yra parašyta: per 24 valandas nuo tokios užduoties atlikimo privaloma informuoti generalinę prokuratūrą, kuri tikrina būtent tos užduoties teisėtumo pagrindus. Teismai, teisėjas, kuris privalės persankcionuoti būtent tos veiksmus. Neduok Dieve, užduotis būtų atlaikyta neteisėtai, vadovui iš karto galima pradėti ikiteisminį tyrimą dėl įgaliojimų viršinimo, dėl to teisėtumo procedūros yra labai gerai prašytos. Tai kolegos, aš esu subjektas, kuris bylinėjasi šiuo metu prieš Lietuvą dėl kriminalinės žvalgybos įstatymo. Kriminalinės žvalgybos įstatymas, kuriame yra analogiškos normos, kurias jūs dabar patvirtinot šitoj stadijoje, jos šiuo metu galiojančios yra ir jos neleidžia patikrinti teisėtumo per teismus. Tai yra neįmanoma. Todėl, kad visos absoliučiai institucijos vadovaujasi, slaptųjų tarnybų institucijos vadovaujasi principu nei patvirtinti, nei paneigti. Paimkit bet kokį teismo sprendimą dėl bet kokios slaptos pažymos. Prie Grybauskaitės tai buvo labai įprasta, jūs gausite atsakymą teisme, nei patvirtinti, nei paneigti. Žmogus nežino, kuom jis kaltinamas ir net negali patikrinti to viso veiksmo teisėtumo. Tai, kas dabar mes darome, tai mes darome akivaizdų žmogaus teisų pažeidimą. Mums reikės grįžti prie to ir keisti, nes Europos žmogaus teisų teismas kriminalinės žvalgybos įstatymą šiuo metu nagrinėja ir tai yra daroma didžiulė klaida. Dar kartą pabrėžiu, saugumo institucijoms reikia suteikti galimybę veikti vienareikšmiškai. Tačiau turi būti adekvati kontrolė. Tos kontrolės nėra dabar. Nei kontrolierius turi tokią teisę, teismas tuo labiau. Ir mes darom klaidą. Tačiau šis įstatymas tyloje, va šitam LRT visame triukšme, įtampoje, opozicijos ir pozicijos sėdėjimo iki nakties Seime, jisai buvo visai sėkmingai priimtas ir štai mes jau turėsim naują žvalgybos įstatymą, pagal kurį žvalgybos pareigūnai turės teisę be teismo sankcijos vykdyti asmens stebėjimą, sekimą ir taip toliau. Šitas įstatymas praėjo be jokio rimtesnio pasipriešinimo. O kalbėti apie visus kitus įstatymus, kurie buvo priimti, tai iš tiesų, kaip jau minėjau pačioje laidos pradžioj, buvo daug įstatymų, kurie buvo priimti jau paskutinę dieną, kitaip tariant, mes juos buvom apsvarstę, tai liko tik tai priimti sprendimus. Tai priimtas įstatymas dėl to, kad AM kategorijos teises, tos mažus automobiliukus galės vairuoti nebe 15 metų vaikai, o tik nuo 16. Beje, jie turės turėti ir teorinės egzaminą baigti, ir praktinę egzamino dalį.
pakeitimas tinkamas, priimtas, konkurencijos įstatymas, sumažinamas baudos už kartelinius susitarimus, ganėtinai drastiškai, sveikatos draudimo įstatymas priimtas, kad valstybė draus nuo šiol asmenys ir įmokas mokės didesnės, panašiai kaip moka ir privatus asmenys už savo socialinį draudimą arba privatus draudėjas. Tai yra dabar kol kas moka apie 50%, bet ketinama kasmet vis didinti po 5%, kol bus pasiekta 75%. Čia gal taip visiems mums nėra svarbu, kiek svarbu ligoninėms, medicinos įstaigoms, kurios gaudavo iš tiesų ženkliai mažiau pinigų už valstybės lėšomis draudžiamus asmenys. Na, paskelbti 2028 metai mokslo pasiekimų ir Martyno Počobuto, Antano Mackevičiaus, Lietuvos Laisvės lygos ir Antano Terlecko metais. Na ir vienas įstatymas, kuris buvo nepriimtas, bet buvo svarstymo stadija praėjusi ir kovo mėnesį tikiuosi mes jį priimsime. Tai yra labdaros ir paramos įstatymas, siūloma sugrąžinti religiniam bendruomenėm, bendriem ir religiniam centram, valstybiniam ir savivaldybių mokykloms gauti paramą, tos kelis procentus, kuriuos jūs turite teisę paskirti iš savo pajamų mokesčio. Dabar buvo tai panaikinta šita galimybė. Tai gaila, bet įstatymas nesuspėjo jo priimti Seimas iki naujųjų metų, iki Kalėdų. Na ir nusikėlė šitas priėmimas kovo mėnesiui, kada jau galbūt dalis žmonių jau bus užpildę savo deklaracijas ir jau nebegalės paskirti tos labdaros ir paramos, bet kokiu atveju tai yra geriau negu kad to įstatymo, kai nebuvo. Tiek šį kartą. Ačiū labai už jūsų peržiūras. Kviečiu dėti patiktukus ir iki kitų susitikimų. Ačiū.